po to, kai paskelbiau, po to, kai paskelbiau, kad reikia padaryti, tai čia buvo po mūsų trečiadienio, jo, Mhm. trečiadienio meditacijos, ne? Jo, tai aš buvau pakeliui į Vilnių, kai klausiausi sausinę meditacijos ir tas impulsas kilo, parašiau Evelina tau ir abi pajutom, kad reikia ir viešai paleisti įrašą, transliaciją. Ir ką, ir aš nuvažiavau, tą Vilnių buvo vėlus vakaras, buvo prieš 10, nu viskas, jau mėgot, nes buvau pervargusi, vakar visą dieną Vilniuje konferenciją, kurią pačios organizavom ir pačios vedėm. Ir ten su tokiais iššūkiais susidūrėm, kad rovė protą visiškai šokinėja visi saugikliai. Ir, ir pavakar jau tos visos konferencijos, vėlgi, kurios metu atrodo net nebuvo galimybė pagalvoti apie tai, kas čia šiandien vyks. Jau sėdom į mašiną važiuoti atgal, kelias tolimas, taip pat Kretingas iš Vilniaus. Ir taip atsileidau, galvoju, viskas, aš dabar belė ką padaryčiau. Belė kokią meditaciją praveščiau, bet ką padaryčiau, jau visiškai nebesvarbu po to, kokiam strese ir kokio įtampai vakar teko būti. Technika strigo, vidury prezentacijų dingo visos skaidrės, visų prezentatorių. Žodžiu, reikėjo labai staigiai suktis iš padėties, o ten ir rimta liaudis sėdi, ir ministerijų atstovai, ir policijos departamento atstovai, ir vaiko teisų atstovai. Ir Simona, ta, kuri kažkaip sugebėjo skaidrės praganyti, čia dabar turi greitai suktis iš padėties. Taip, jutau, kaip viskas kaista, viskas viduj dega. Tai taip staigiai teko įjungti visą vaizduotę ir improvizuoti, kaip noriu daryti. Tai, bet nieko, greitai mes išsisukom, vadovė labai palaikė ir padėjo. Bet jau po to, ką vakar atlaikėm ir kaip susitvarkėm šauniai su visom situacijom ir iššūkiais, galvoju, viskas, man dabar niekas nebebaisu. Ir vakar grįžau irgi vėlai apie 9 iš Vilniaus, susirinkau vaikus, vaikų pasiilgusi, tai mes čia dar kol atsibučiavom, atsimilavom prieš miegą, jau vėlgi miegoti šiandien iš šito į darbą. Dar sugalvojau, kad man reikia pas tą dantistą nuvažiuoti, kad savaitgaliui nepalikti diskomforto burnoj. Ir va, ir tiesiai iš dantys albatus nusimovau, praktiškai atsisėdau. Tai mano aplinkybės taip susidėliojo, kad aš absoliučiai net negalėjau pagalvoti, apie ką čia šiandien bus. Nuo tos minutės, kai sugalvojau, kad bus. Išnešė tave, Simona, į eterį tiesiog. Tiesiog išnešė be galimybės net pasvarstyti, ar netgi biškai net pasiparinti, net, nu, ne tam nedavė laiko, neskyrė. Tai va, tai gal jūs norit, mergaitės, kažką pasidalinti, apie ką jūs šiandieną, kad kiltų daugiau impulsų, apie ką bus susijungimas? Ne, tyla, ne, tai man čia visiškai teks dabar improvizuoti. Nu gerai. Ja, mes šiandien atsiduodame tavo rankas, Simona. Ok, pabandykim tada į tas rankas čia kažką su jiems nuveikti su jumis ir su mumis visais. Gerai, tuomet atsipalaiduokim. Man pačiai gali prireikti šiek tiek laiko, kol atsipalaiduosiu po visko, bet nieko. Tiek mes, tiek kas klausosi tiesiogiai grupiai. Patogiai įsitaisykim, pajauskim pagrindą, ant kurio sėdim, į kurį remiamės, užsimerkim ir giliau pakvėpuokim. Pajauskim, kaip kvėpuodamos ir kvėpuodami surinkam save iš visų dienos įvykių ir šios ir ankstesnių dienų. Visame kame, kur dar mūsų mintys buvo užstrigusios, susifokusavusios, į kur pabėgusios, iš visur susigrąžinkim, susirinkim į savo ašį. Pajauskim, kaip per mūsų kūno centrą išilgai stuburo
išsiryškina, susijašina, įstulpina mūsų grynosios sąmonės ašis, mūsų jungtis, tiesioginė jungtis su visa ko šaltiniu. Pajauskim, kaip kūnas pagal tą ašį tiesiog pats savaime labai lengvai išsitiesina, ištįsta. Jauskim, kokie esam pralaidus. Absoliučiai tyrai, aukščiausios prabos šaltinio energijai. Jau užlieja, užpildo mūsų ašį ir po to plinta už jos ribų, užlieja, užpildo mūsų kūną, plinta ir už kūno ribų. Užlieja, užpildo mūsų erdvę, kurioje sėdim, kambarį. Na, niekur neužstrigdama, niekur nesustodama. Plinda be ribų, užpildo mūsų realybę. Ir atrodo, matau vaizdinį, tarsi į mane lyg į piltuvėlį, be jokio pasipriešinimo. Srūva šaltinio srautas. Taip pat be pasipriešinimo sklinda. Net nebesinori vardinti, kur sklinda, tiesiog be jokių ribų, visom kryptim. Sklinda ir užkloja visą mano matomą ir nematomą realybę, mano egzistencijos erdvę. Įsigiria į kiekvieną oro molekulę, kuri mane supa, į mano kūno kiekvieną molekulę. Ir kokiu auksiniu šydu nukloja visą mano realybę, kuris taip gražiai, harmoningai, lengvai susigeria. Visą ką, prie ko prisiliečia. Ir atrodo, matau, kaip netgi keičia struktūrą kiekvienos tos molekulės, kurią persmelkia, pakeičia jos dažnį, lyg perjungia kitą veikimo mechanizmą, veikimą pagal šaltinio dažnį. Pajauskim, kaip užlieja mūsų protą. Kaip jį apglėbia. Ir taip pat perjungia veikti daug platesnių diapazonų, daug didesnė aprėptimi. Daug gilesniai ramybei.
kuomet protas tampa sąjungininku, nebe sabotuotoju. Protas nusiima visus rėmus ir visus iki šiol turėtus žinojimus iš praeities patirčių pakeičia tiesiog žinojimas, giluminis žinojimas, ateinantis iš šaltinio išminties, iš mūsų gyvosios, grynosios, tyrosios esencijos, iš mūsų esmių esmės. Taip atrodo, netgi matosi, kaip buvo protas sudarytas iš tokių mažų dėžučių, tarsi degtukų dėžučių. Ir kiekvienoje sutalpinta po kažkokį žinojimą apie kažką, kuris atėjo iš praeities patirčių tiek mūsų, tiek sociumo. Kaip tos dėžutės tiesiog nušluojamos. Ir vietoj jų atsiveria tiesiog bedugnė žinojimo. Atrodo, lyg matau tokį sūkurį į, geometriškai kalbant, į gylį, į dugną einantį, iš kurio sklinda šviesa ir iš kurio ateina tas žinojimas. Gylis tai mūsų tai tikroji grynoji esybtis. Lieka tų atskirų mažų žinojimų, žemiško proto susikurtų iš praeities patirčių. Rodo, įsijungia kitoks veikimo, netgi principas paties žmogaus kaip tokio. Kai aš nebežinau, kiek man yra daug, o kiek mažai, tai aš savęs ir nebeapsiriboju, kad čia man jau per daug. Po šito aš nesugebėsiu, nes čia jau man per daug, per sunku. Tiesiog jeigu eina žinojimas, kad man tai tikslinga, aš to noriu, man tai prasminga, jis nebeįsideda į tą žinojimo dėžutę, kurioje yra įrašyta tai daug ar mažai, tai sunku ar lengva, įmanoma ar neįmanoma, pasiekiama ar nepasiekiama. Atrodo, yra išimamas vienas segmentas iš viso to kelio nuo impulso iki veikimo, kuris yra pasenęs ir ties kuriuo dauguma impulsų ir sustodavo. Ties žmogaus prote susiformavusiais žinojimais, iš kurių paskui ateina vertinimas, kuris nulemia, ar žmogus darys ar nedarys. Jis atrodo tiesiog yra išimamas kaip tikrai pasenęs, atgyvenęs. Pats tas netgi simbolinis vaizdas degtukų dėžutė, kas dabar naudojasi degtukų dėžutėm. Ir šitai kaip per pasenusi tokį mūsų anksčiau naudotą daiktą parodyta buvo. Toks lengvumas jaučiasi tada to kelio impulso, pajautimo iki darimo. Atrodo, niekas nebetrukdo.
Netgi pačios manęs dabar pavyzdį irgi rodo, po pagauto impulso apie tai, kad darysiu penktadienį meditaciją, sukrito iš visų degtukų dėžučių, atrodo, pabiro. Taigi nežinau apie ką, tai gal nusišnekėsiu, tai gal nieko nepasakysiu, tai gal nieko nepajausiu, tai gal apsijuoksiu, tai gal nespėsiu. Visą tai atėjo tiesiog iš daugybės patirčių, tiek mano, tiek sociumo, tiek kolektyvinių. Ir atrodo visą tai tiesiog kaip su šipeliuku sušluoja ir išmeta. Gal netgi neišmeta, jo tiesiog išsiskaido tokiu galingu siurbliu iš viršaus susiurbama, susiurbiama į šaltinį transformacijai. Visos tos pasenusios veikimo struktūros ir toks švarumas erdvėje jaučiasi. Toj erdvėje nuo impulso iki veiksmo. Atrodo, begalinė tuščia erdvė, kurios niekas nebeužgriozdina. Pralaidumas maksimalus, trikdžiai pašalinti. Toks sekantis žingsnis, kad tai įveiklinti, tai atpažinti. Kilus impulsui, kiekvieną prasivėrusią iš seno degtukų dėžutę atpažinti. Kai atpažįstam ir žinom apie ką ji, ir kad tai jau nebetikslinga, nebeveikia, seno, mus stabdo, mus varžo, mus apriboja. Patys savo sprendimu, savo pasirinkimu, kiekvieną jų taip ir iššluosim. Ir tada atrodo, tai kokia lieka proto funkcija. Jeigu jam nebereikia strateguoti, jam nebereikia čia galvoti, gavau impulsą ir darau, tai ką protui veikti. Tuomet, atrodo, jis pagaliau gali būti įveiklintas pagal savo tikrąją paskirtį. Gal dar šiek tiek iš toliau norisi pradėti. Protas anksčiau veikia kaip apsaugos mechanizmas, apsaugoti žmogų. Daugybė o jeigu, kurie tarsi versdavo žmogų apsisaugoti nuo kažko, nuo ko jis galėtų nukentėti, jeigu visgi imsis kažką daryti. Ir tai taip seniai atėję, kad netgi jau ir dabartiniai visuomeniai kurį laiką tai nebeveikia. Nes nebėra tų grėsmių, nuo kurių tiek daug reikėtų saugotis, kaip tai buvo anksčiau tikslinga. Protas lyg evoliucionuoja ir tampa įrankiu, tam pagautam impulsui įgyvendinti, padėti jam kuo sklandžiau, kuo prasmingiau, kuo efektyviau įvykti. Ir atrodo, kilo mintis apie, kaip pavyzdys, apie renginį. Ir protas nebeeina
ieškoti tokių abejonių ir pasvarstymų, o jeigu niekas nesusirinks, o tai kaip čia dabar bus, o tai gal čia kažką gal pakviesti, gal nepakviesti, o ką kiti pagalvos, o paskelbsiu aš čia dabar ten kažkur, kur galbūt kažkas nesupras ir kažką apie mane pakomentuos, apjuodins ar dar, čia tiesiog dabar spontaniškai. Visa, kas galėtų kilti, visa ta energija į seną vagą, kuri nutekėdavo, dabar atrodo bus nukreipta į naują, yra nukreipiama jau. Jaučiasi kaip viena upės vaga išdžiūva ir prasigraužia visai kita. Ir toj kitoj vagoj aš visiškai rami, žinodama, kad aš gavau impulsą, vadinasi, aš darau. Nebėra nutekinama energija galvoti, kodėl man tai galėtų nepavykti. Tiesiog protas turi kitą kryptį. Jam tiesiog reikia dirbti tą linkme, iš visiškos ramybės, žinant, kad aš darau, bereikia sudėlioti žingsnius, o kaip man tai padaryti pačiu geriausiu ir man pačiai įdomiausiu, maloniausiu, džiaugsmingiausiu būdu. Iš įtampos ir iš baimės persikelia proto veikimo erdvė į įdomumą, smalsumą, pasimėgavimą. Kodėl nebereikėtų bijoti? Toks klausimas erdvėj kabo, tai kaip čia dabar, o kodėl nebereikia bijoti? Negi dėl nieko nebereikia saugotis. Aš suvokiu, kad aš esu šaltinio išraiška. Tai visa kas vyksta mano gyvenime, atitinka šaltinio dažnį. Tai reiškia ir mano gyvenimas, mano aplinkybės, mano situacijos. Jos yra kuriamos iš šito dažnio. Šitam dažnyje man niekas negresia. Visa kas vyksta, yra tikslinga, yra dėl manęs. Tai nereiškia, kad nustoja vykti kažkokie galbūt išbandymai ar sunkios situacijos. Vertinant iš to seno požiūrio taško, mes galėtume jas pavadinti sunkiom, kažkokios netektis ar kažkokie tai santykių išsiskyrimai, atsiskyrimai, subyrėjimai. Tai suprantu, kad aš veikiu iš šaltinio dažnio. Šaltinis kuo tiesiausiu, kuo tikslingiausiu keliu mane kreipia į tą variantą, kuriame aš visose srityse būsiu ir veiksiu iš šaltinio dažnio. Tai galimai mano dabartinė realybė kažkokiuose aspektuose tiesiog netitinka. Galbūt todėl ir turi kažkas sugriūti, kažkas išeiti, kažkas pasikeisti. Ir neturbūt, o tikrai turi. Ir tokiu atveju protas pakeitęs savo vagą, savo veikimo kryptį. Jis nebegaišta energijos, laiko, mano pačios resursų gyvybinių, baimėms, prisirišimų laikymams, įsikibus, nenorint paleisti, liūdint, pykstant. Jis nusikreipia į kitą kryptį. O į ką tai mane nuves? Kaip aš pati galėčiau dabar kažką padaryti, kad tai vyktų sklandžiau? Pakrypti vidiniai ramybei, su pasitikėjimu. Jeigu manyje nuolat pulsuoja gyvas tikėjimas, kad aš veikiu iš šaltinio dažnio, kuris mane kreipia tarsi laivą.
į mano patį geriausią variantą. Tačiau aš kaip laivas vandenyne visiškai nematau kranto, į kurį mane plukdo. Mane plukdo mano pasitikėjimas ir tikėjimas. Atsidavimas, nebandymas į nieką įsikibti, prie nieko prisirišti, nes aš tiesiog pati save taip stabdau. Aš savo užsiduodu kryptį, kad aš einu į tą variantą, kuriame aš esu tyra grina šaltinio išraiška ir mano visas pasaulis, mano realybė atitinka šaltinio dažnį. Ir kai viskas pradeda tą kryptimi judėti, tai mane pradeda traukti iš ten, kur esu, kur galbūt daugiau ar mažiau užstrigusi, užsisėdėjusi ir kas neatitinka to dažnio. Labai svarbu nepamiršti savo pirminio to užsidavimo krypties. Ir jau kai už rankos esu vedama į tą geresnį variantą, nebesilaikyti įsikibus to senojo, iš kurio mane plėšia. Ir atrodo šitoje vietoje taip tikslinga perimti tą proto veikimo kryptį. tą platesnę, daugiau aprėpiančią, priimančią ir išliekančią ramybėj. Nebebandant savęs sukišti į tą degtukų dėžutę. Jauskim pokytį, tyrinėkim savo pojūčius. Jeigu nieko ir nesijaučia, tiesiog žinokim, matykim pakitusią proto kryptį. Gali būti tiesiog perimtas radijo dažnis iš vienos stoties į kitą. Aš viduje jaučiu tą senąjį dažnį, kuriame protas buvo ir kuriame buvo įpratęs veikti. Nes pati dar vakar iš visų tų degtukų dėžučių traukiau daug tų senų dalykų. Ir tuo pačiu labai aiškiai jaučiasi tas naujas dažnis, ta nauja kryptis, nauja vaga proto veikimo. Ir jis man tiesiog natūraliai daug fainesnis. Geriau jaučiasi jame būti. Aš žinau, kad reikės mano sąmoningų pastangų išlaikyti dėmesį šitame naujame pakitusiame dažnyje, naujoje veikimo kryptyje. Bet tuo pačiu žinau, kad šitoj man tiesiog natūraliai bus įdomiau, ramiau eiti per savo gyvenimą, negu būnant senajame. Nes mano kryptis yra užduota. Kryptis yra šaltinis. Pilnas įmaterinimas savimi, šaltinio dažnio. Ir savo gyvenimo susikūrimas pagal jį. Vėl šitas perjungimas tiesiog man pačiai bus naudingas, kad visat kas vyktų daug sklandžiau.
ir visa, kas tiesiog vyksta mūsų gyvenimuose. Ir šitas proto sukalibravimas priderinimas tampa kaip palengvinančiu tarsi bonusu. Jaučiu, kaip srautas rimsta. Gal merginos turit ką pridėti ar pasidalinti? Galiu tik pasidalinti pojūčiais. Iš ties labai labai stipriai jautėsi, lyg koks dūmelis rūksta, išrūksta iš manęs tų, nežinau kaip pasakyti, ar tos dėžutės, ar tas, kas atgyveno, toksai pasijautė pokytis toksai. Sakau, kažkas ten išrūksta iš manęs. Neša kudaš. Nes sakau, jaučiasi būtent, kad toks kaip rūkas, kaip dūmas šalinasi. Ir labai ačiū už tai. Noriu pasakyti, kad ačiū. Bendrai tai vienu sakiniu, tai taip man eina tokia mintis, kad tai yra proto įgalinimo meditacija. Man toks eina, nes mano protas, ta prasme, įgavo tokios drąsos ir tokio kažkokio to dar kito, ko nežinau gal tiksliai kaip įžodinti, bet drąsa eina, tikrai žodis drąsa, ko jam labai labai reikėjo, nes jis toks visas išsiblaškęs, pasimetęs, nu žodžiu, buvo paskutiniu metu. Ir dar noriu pasakyti, kad man tos degtukų dėžutės tai juokas sukėlė, nes aš iš tikrųjų jomis naudojuos dar iki šiol. Tai man tas įvaizdis, tai man tikras, aš ta prasme tikrai fiziškai naudoju degtukų dėžutės. Bet man kitas įvaizdis buvo, man dar iki to, kai tu pasakėjai apie degtukų dėžutės, man buvo rėmeliai. Ir rėmelių subirėjimas man buvo toks, kad man tie rėmeliai vat kilo į gabaliukus ir aš pamačiau kaip vaizdinės, labai retai pamatau vaizdinius, o šiandien mačiau dar kelis, pasakysiu po kokį kitą. Tai tie rėmeliai man tiesiog birėjo, nu kaip iš pagaliukų jie, taip 1, 2, 3, 4 ir nukrenta visi rėmeliai. Ir taip kiti rėmeliai birėjo, va taip pagaliukais. O po to jau ten jie kažkur transformuotis ėjo. Tai nežinau, kas iš jų buvo, toliau jie transformavosi. Bet aš iš pradžių tų degtukų dėžučių nemačiau, mačiau rėmelius, tiesiog fiziškus rėmelius. O dar buvo, kaip pačioj pradžioj tu sakei, kad apklojam realybės, ar kaip tu ten sakei, nežinau, apsikloja realybės kažkaip. Buvo toks sakinys man užstrigęs mintis. Tai man iš tikrųjų labai fainas vaizdinys pasirodė, ką retai matau, sakau, labai, nu, žodžiu, nesvarbu. Tai auksinės paklodės tokios, kurios apdengia mano įvairias realybės, pavyzdžiui, santykius, darbinę, namų ir tokios jos šilkinės ar atlasinės, nežinau kokios, bet jos tokios labai geros kokybės, tai yra prabangios, auksinės spalvos, nu kažkoks atlasas, nežinau kas ten tokio. Bet jos taip kaip dengia ir plevenančiai, taip visas mano tas realybės apdengia. Nu tai buvo labai labai geras pojūtis tos, nu, apdengimo to. Tai va taip. Kaip gera girdėti. Madalina, turėsiu kuo pasidalinti. Turėsiu, ačiū labai merginos, ačiū labai Simona.
Aš jaučiu šitą meditaciją kaip labai stipriai išplečiančią, labai vertinga tiems, kurių protas labai aktyvus ir nori ir to naujumo, bet nori laikyti senų dalykų. Tai pati savimi labai išjaučiau didžiulį išsiplėtimą ir aš jutau, kad tiesiog eina per mus tie srautai atlaisvinantis ir tikrai padedantis sufokusuoti save į kitą dažnį. Tai man tai tikrai labai labai vertinga patirtis ir aš jutau tave kaip sąmonę iniciatorę, kurią mūsų sąmonės čia 3 dabar susirinkusių šalia tavęs tiesiog palaiko tarsi tavo sąmonės kūrybą ir aš tuo labai džiaugiuosi, kad tai vyksta ir norisi ir kitus paskatinti tam atsiverti drąsiai, nusimetus visus remelius, išmetus degtukų dėžutes. Ir tiek turbūt buvo visokių tokių gilių pojūčių, būtent to išsiplėtimo, bet gal aš čia per daug nepasakosiu, esmė turbūt aiški. Tai manau, kad vertinga šitą meditaciją bus pasinaudoti ir kitiems, kurie norėtų nuraminti tą savo protą ir perjungti jį į kitą lygį jau. Ačiū labai, Simona, ir tau, ir jums visiems. Ačiū ir jums labai, kad pabuvot sąmonėm palaikytojom. Ir tuo pačiu dar noriu pasinaudoti progą ir eteriu, kad rytoj susitinkam pajūry, pas Eveliną susitikimas gyvas. Tai kviečiami yra visi, nebūtinai čia būti kažkokiu pažengusiu ar kažką tai propaguojančiu jau, praktikuojančiu. Tikrai bus lengvo tokio smagaus ir jaukaus pokalbio forma. Tai dar galite spėti iki rytojaus. Lauksime, jeigu ką, žinučių. O šiam vakarui tada turbūt tiek. Ačiū, kad pabuvot. Ačiū, kad leidot praleisti. Kaip gera, bet ir pačiai buvo. Klausausi pati savęs, galvoju, tu kaip fainai, iš ko aš taip moku. Kai tas protas tikrai atsijungia ir leidžia tiesiog eiti, kas einasi, be jokių kažkokių tai užstabdymų. Pasirodo, kad fainų dalykų aš galiu pasakyti. Tikrai. Pati vis stembu šitose vietose ir kažkaip labiau treniruojasi tada tikrai jį atpalaiduoti ir praleisti tai, kas turi praleisti, be kažkokio vertinimo. Taip, užleidžiam vietą savo aukštesniam protui ir tiesiog atsiveriam dalykam. Atrodo, tas mažiukas, kuris cypčioja ir dėl visko parinas ir dėl visko bijo ir bando kažką tai sustrateguoti, jis taip gražiai, taip kaip pastumiamas į šonelį, dabar biški čia pabūk. Ateina tas didelis, kurio tam mažajam net nesuprasti, jis tiesiog lieka stovėti kampelyje ir žiūrėti ir pats nustebęs matyti, wow, kaip čia gerai išėjo. Tai va, ir visada išeina, kas svarbiausia. Taip, taip. Tai va, ir aš prisidėsiu prie tavęs, prie to pakvietimo visų, kad tikrai, jeigu jaučiat kažkokį jausmą, kažkokį, nežinau, artumą mums, tai susitikim tiesiog tam maloniam pokalbiui, kaip Simona sakė, prie mandarinų ir arbatos, tiesiog savimi pakalbėti apie visus šitus dalykus, nepaisant to, kiek to yra jūsų gyvenime, bet jeigu jau klausot, girdit ir jaučiat, tai būkit drąsūs ir paklausykit to impulso. Ir rytoj mes pradedam 11 valandą ir tiesiog kelias valandas pabūsim čia prie jūros. Ir laukiam visų. Jo, tai ką, ačiū labai. Gero likusio penktadienio vakaro, gražaus savaitgalio. Iki susimatymo su tais, su kuriais susitinkam rytoj. Ir iki. Iki, ačiū labai.